didžioji dauguma arba visos sisteminės partijos kalba apie tai, kad taiką pasiekti po to, kai bus Rusija nugalėta mūšio lauke. Ūkiškai kalbant, tai reiškia trečias pasaulinis karas ir ne tik Lietuvos, ne tik Europos, viso pasaulio sunaikinimas. Bet tai yra oficiali mūsų sisteminė politika. Tokia. Kadangi šitas rinkiminė kampanija Seimo rinkimuose yra tąsa prezidentinės rinkiminės kampanijos, tai mūsų kryptis yra tokia pati, kaip išsakyta per prezidento rinkimus. Taiką pasiekti be karo ir norint taiką pasiekti, ją galima pasiekti bendradarbiaujant ir reikia vienintelės sąlygos – pripažinti, kad Rusija turi tokias pačias teises, kaip turi Lietuva, kaip turi Vokietija, kaip turi Prancūzija, kaip broliai Latviai turi.